augalai sugrupuoti monokultūriniais blokais, monokultūrinėmis grupėmis. Tai yra asociacija į jų tradicinį kraštovaizdį, kai augindavo terasuose ryžius. Ir kartu buvo kalbama apie tiltą, mažos struktūros dizaino pavyzdys. Taip pat jisai yra ne bet koks, bet jisai tai yra užuomina į jų, aš nežinau, bet tai yra kažkoks tradicinis šokis. Užuomina į tradicinį šokį, į drakono simbolį. Čia aš biškį Sandrą pertrauksiu apie tą drakoną. Jūs ten matėte, toksai tas tiltas, jis primena šokantį drakoną. Ir čia jie tikrai taip pat tokiam apkrautam mieste įsikėlė ir pasidarė tokį stiprų simbolį. Realiai drakonas tai yra visos mumise tūnačios baimės, jisai turi savo mitologinę prasmę ir tų dangoraižių jie pasidarė ryškų šokantį drakoną, kuris šitą, padeda, tas simbolis realiai padeda žmogui ir veikti ir savo baimės, ir tokių elementų naudojimas, ir kažkokių kultūrinių, istorinių momentų naudojimas, visą tai turėtų suteikti daug daugiau vertės kraštovaizdžiui ir šiuo atveju suteikia daug žmonių lankosi, taip kad mes tikrai dar daug galim visko tam apželdinimą kraštovaizdžio dizaine panaudoti iš savo šitą aplinkos, iš savo kultūrinio paveldo ir, žodžiu, supranta turbūt, ką aš turiu omeny. Ir kartu socialinė funkcija, tai yra ne tik tai aplinkosauginės funkcijos vykdomos, bet ir socialinės. Tai yra įrengiami paaukštinti takai, kur žmonės lankosi kiekvieną dieną milijonai ir metus. Nesukuriamas barjeras žmonėms būti arti vandens, arti augalų, pažinti aplinką, nardant aplinkoje. Tai susieina visos tos dimensijos, tai yra socialinė funkcija, aplinkosauginė ir kartu kultūrinė šalies miesto identiteto kūrimas. Tai ir šiek tiek apie ekonominę naudą. Čia galbūt neatsiskleidžia šitame projekte labai, jisai atsiskleidžia šitame projekte per priežiūrą, tai yra, kad minimali priežiūra autoparko yra. Tai yra restorano Noma aplinka. Restoranas yra Kopenhagoje ir savininkai šitas sukurta aplinka, šitas pavyzdys atskleidžia dar kelias vertes, kurias mes galim sukurti kraštovaizdžio pagalba. Tai būtent norėjau kalbėti apie ekonominę vertę. Yra daugybė restoranų, kur yra gaminamas geras maistas, tačiau šitas sukūrus gražią aplinką, šitą restoraną reikia užsirinkti. Jisai labai yra pelningas. Reikia rezervuoti staliukus labai iš anksto, 2 mėnesiai prieš ir jiems garantuoja nuolatinės pajamas. Taip pat kita vertė, kuri kuriama kraštovaizdžio pagalba, tai yra maisto auginimo kultūra. Maisto auginimas. Jie pastatė avilius ir bitės suneša labai specifinio skonio medų į avilius. Ir medus iš karto tiekiamas į restoraną, į pagardus. Ir viena svarbiausia funkcija, kurią jie sau kėlė, tai yra, kadangi restoranas yra daugiausia ne vietiniams, o lankytojams iš kitų šalių,
Šiaurės Europos natūralius kraštovaizdžius. Tai yra edukacinė, reprezentacinė funkcija atliekanti aplinka. Tai yra be jokių žodžių, be jokių ten televizorių, kurie ten pasakoja apie šalies istoriją, gamtą ir panašiai, jie reprezentuoja savo šalį, savo natūralius kraštovaizdžius. Čia būtent yra panaudoti lavos akmenis, kurie būdingi pakrantės kraštovaizdžiams. Islandija ir jos kraštovaizdžiai taip pat turime omeny. Šitas projektas labai populiaru šiuo metu įrenginėti lietaus sodus. Tai yra taipogi potvynio kontrolės metodas. Vienas iš būdų tai yra vietoj to, kad būtų tiesiog žalias plotas, kurį mes dažniausiai turime tarp gatvės ir šaligatvio, įrengti neveją, kuri neturi jokios funkcijos išskyrus ir žalios horizontalios plokštumos formavimo estetinė reali funkcija, bet šiuo atveju pievos ekosistema įrengiama. Ir pagrindinė funkcija tai yra lietaus vandens sugėrimas bei teršalų. Augalai absorbuoja teršalus ir visi naftos produktai iš automobilių pašalinami ir visas gatvės nešvarumai yra nuplaunami į sodus. Ir augalai absorbuoja tuos teršalus ir vanduo į gruntinius vandenis, į ežerus patenka švaresnis. Priešingai nei tuo atveju, nei jie patenka į kanalizacijos vamzdį ir toliau tiesiogiai į upę. Ir dar atskleidžia projektas dar vieną funkciją, tai yra aplinkosauginė iš tos pusės, kad kuriama bioįvairovė. Tai yra daugiau augalų rūšių, daugiau gyvūnų rūšių. Šiuo atveju vabzdžių gausa yra didelė ir apdulkintojai neišnyksta. Čia vienas pavyzdys filmo, kurį dar nežiūrėjau. Filmą papasakosiu. Aš žiūrėjau, čia toksai filmas vadinasi Medus ir apie bites, angliškas, ir kaip bitės išnyko Kinijoje. Tai kai bitės išnyko Kinijoje, tai jie dabar nieko kito negali padaryti, kaip lipa patys į medžius, prisiperka žiedadulkių ir su tokiais kaip ausų krapštukais apdulkino obelis. Tai vat. Ar kas nors negirdėjo apie šį atvejį, šį projektą? Tai yra New York'e High Lion parkas. Jisai be galo yra populiarus projektas ir galvoju gal praleisti. Jame taip pat atsiskleidžia visos vertės, apie kurias kalbėjau, tai yra bioįvairovės kūrimo, socialinė funkcija, parką aplanko be proto daug žmonių, turistų ir vietinių gyventojų yra mėgiamas parkas, ekonominė nauda, tai reiškia, kad šita dalis miesto buvo pramoninė, buvo įrengti traukiniai pakeltoje dalyje, tam, kad netrukdytų eismo. Ir tie traukiniai veždavo iš gamyklų produktus į sandėlius. Ir kai išsivystė traukinių
infrastruktūrą, šita vietinė linija tapo nebenaudojama ir taip ir liko mieste. Ir apskritai ir taip patapo šita miesto dalis tokia visiškai bevertė, niekas joje nenorėjo nei gyventi, nei verslo vystyti. Ir po šito parko įrengimo atsitiko niekam nesuvokiami dalykai, tai yra pritraukė labai daug žmonių, atsigavo verslas, labai daug rekonstrukcijų namų vyksta, nauji pastatai, kuriami, ekonominė vertė iš tos pusės. Na ir dar, kai seną prikeliama nauja, tai yra ta konversija, kai nesunaikinama, o kaip tik išvelgiama vertė sename ir padaroma iš to nauja, tai irgi stipru. Priešingai nei anksčiau paminėti atvejai yra privatus sodas.